Turim pirmąją problemą. Išgesino mašiną. Tai reikia pasidaryti taip, kad 5, 4, 3, 2, 1, go. visiems labas. Ką, ganėtinai senai jau matėmės. Kaip matot, iš aprangos lekiam į veiksmą. O ne per seniausiai parašė AVD orientacinių organizatorių, sako, vaikinukai, ar norėtumėt sudalyvauti orientacinėse. Mes kaip visą laiką visur norim sudalyvauti, visą laiką, kur ką pasiūlo tikrai lekiam, tai ir šiuo kartą neatsisakėm. Aš važiuoju, su manim Paulius prieky, Andrius ten toliau už kelių mašinų su savo Frontera. Gaila, buvo mintis važiuoti iš vis dviem atskirais ekipažais ir atskirai startuoti po kokiam 5 minučių tarpu, kad būtų įdomių tarp savęs pakonkuruoti, bet negavom Andriui šturmano, tai važiuosim dviem džipais krovoj ir bandysim tiesiog gerą laiką įvažiuoti. Tai ką, dabar judam link Šakių ir susitinkam jau Šakiuose. Turim pirmąją problemą, norėjom įsileisti padangas, kad būtų komfortiškiau važiuoti ir užsikirto ventilis. Dabar kažkaip reikia pasižiūrėti, gal šitoj degalinėje yra kompresorius, gal padės. Andriau, neturi kompresoriuko? Duok kompresoriuko, gal padės. Ką, padangas nusileidom, pasirodo mes jau esame ir startė, nes aš nesiekiau, sekė Andriukas su Paulium. Padangas problemą išsisprendėm, nusileidau panašiai po 0,9 baro, turėtų būti komfortiškiau važiuoti. Dabar susitvarkom formalumus ir startuosim. Aš galiu nusiskanuoti. Iš taip toli, sakai, paimsi? Žiūrėjau, tai paėmė iš taip toli. Andriaus kaip QR kodą, tai žiūrėk, gal čia Andriaus skaitė kaip QR kodą? Tik iš tą pačią laišką, PDF-o. Nu taip, bet taigi ten turėjo Andriaus veidą pusę paimti. Ar tu Andriau nusiskanavęs jau? Jo. Jo? Aš būsiu Gravel Bros #1. Ai, tipo, reikės užsidėjimas. Nu, tai jau tu startavai, ne dar? Nu, tai... Tipo, paspaudai start boundą, susirašyti viską davė. Aš downloadą. Siunčia duomenis. Tai mes tada Gravel Bros... Du būsim. Nes jis vis tiek prieki važiuos. Bandysim startuot. 150 km kažkur. Žiūrėsim, ką organizatorius yra mums paruošęs, kokių smagybių, linksmybių. Ir aš kaip visą laiką negaliu savišką džipo gesinti, nes vis dar turiu problemų su starteriu ir po to sunkiai labai užkuria. Starteris pilnai restauruotas, pakeisti guoliai, viskas pakeista. Išdvigubinti laidai, starterį vis tiek iššiltas motoras, starteris nenori sutirpti, aš noriu tiesiog kito starterio. Ir... Ką, bandom? Čia kažką paskaityti? Tipo, Važiuojam? Kažkur čia reikia važiuoti? nu, tipo, čia va, į šitą degalinę čia va, reikėjo atvažiuoti. Tai mes čia jau esam. Į Šakių centrą važiuoti. Šakių centrą reikia surasti kažkokį žiedą. Taip. Gerai, važiuojam. Dabar reiks miesto važinėti ir dabar Andriui kaifas, o pas mane tai dabar palaida bala liko jau. Nes padangose po 0,9. Ką, bandom? Daug mašinų, bet kaip supratom, turbūt reikia nubėgti iki pat objektą, kad užsiskaityti laikuontas, tai praleidžia mašinas. Var. Ką tik čia neišsiplojau ant plytelių šlapių. Irgi to išsiplošti. Čia nėra. Neužskaitė dar? O jų... Užskaitė? Turim. Blin, tai dabar atgal varom. Čia slidu atsargiai. Palauk, yra klausimas. Ai, dar klausimas? Žiūrėk, Andriukas iš ten atvarė, jam patogiau. Kiek varpų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dvam 4 suskaičiuoju. Dvam 4 varpai, ar ne?
Nu, 1, 2, 3, 4, 5, Čia vieno trūksta. 8. Nu, 1, 2, 3, 4. Turėtų būti 25. Vieno Aš trūksta. nutrūkusi suskaičiavau. A, Gerai. 5. Vsio? Jo. Tai 25, tau 4. 4. 24 varpai. Andrius nepasitikė, tik mes. Reikia nuvykti dabar kažkur už tokių į aną pusę. Gerai, važiuojam. Sekantį. Tuoj atvažiuosim, Andriukai. Ten yra laiptai. Ką, važiuojame sekantį checkpointą. Ką minėjau apie savo starterį ir blemba paimų užgesinau mašiną. Tai dabar nepastumsiu, nes padangas nuleistas. Jau sugaišim kokias 2 minutės. Gerai, važiuojame sekantį. Ką, kaip ir baigėsi asfalto keliai ir važiuojame į pievų kelius. Ir ką aš turiu omeny, Andriukoj daug komfortiškiau važiuoti, negu mum. Jau mašinos važiuoklė daug geriau dirba, bet varžybos yra varžybos, kaip sakant. Ir bandom kiek įmanoma judėti greičiau, kaip sakant. Čia su barikam tai turėtų būti rojus, su minkšta važiuoklė. Pirmas taškas rastas. Ką rašo, ką turim daryti? Gali paskaityti apie šitą bunkerį. Andriukas eina, kažką gal daryti reikės. Užduotėlė, kad reikia padaryti nuotrauką automobilio su bunkeriu, tai mes to ir padarysim. Apsuku mašiną, įsijungiau 4. Atlėkėm į kitą tašką. Aš jau negesinu, kad nebereiktų vėl vargti užvedimų. Kolektyvas išėjo kažkom ieškoto taško, nes matytų žvirtę medžiai privažiuoti nėra kaip. Pašiūrė biškį pavirtus į šoną, kur... Reikia fotkę padaryti. Prie medžio kažką. Tokia jo. Na. Turim. O Andriukas kryptų sėdinėje. Dabar mes tą patį. Šėlimo manevrus.
varyk, dar. Gerai. Tylės nebūtina, svarbu kadrė matytųsi. Reikia liensti. Džipo ne. Medį, man atrodo, tik tai. Kapstosi biškį. Ai, kūbučiai. Nedidelę balytą visą mašiną taškiau. Visur lengvai dugnu braukiausi, kaltais. Taip pat ir aš braukiau, tai palėtintą paskui sumum gazą, šupteliau visą šuolą, nutikės. Klausimas, ar nebūsiu per anksti atsirakinęs hubus, bet ne, gal normalus sučekiamas panašu. Bet už tai gražu radau lapus kelią. Rinko frontierą. Veidrodis operatorius gali parodyti jau purvuose, mes jau laimingi gavom biškį ir offroad elementų, aišku, manau. Kai sudarinėjo trasą, buvo pavasaris, pagal kai kurias nuotraukas sprendžiant objektų, tai turėjo būti daug smagiau. Dabar po vasaros viskas pradžiuvo, čia va kiek spėjau biškį užlyti, kiek man turim būt drėgmės. Bet, kaip sakant, čia dar tik pradžia, gali būti kažko rimčiau. Tai ką, judam link sekančio waypointo. Mes pravarėm. Gavom išspręs galvosūkį, aišku, nerodysim koks galvosūkis, kad nebūtų kitiem dalyviam lengviau ir bandom eit spręs galvosūkį, kad galėtumėm lėkti į sekantį tašką. O vieta atrodo taip, visai gražiai. Ir mūsų šiek tiek išpurvinti džipai. Andriaus labiau išpurvintas šiuokart, keista net. Užduotį įvykdėm, kryžiažodį išsprendėm. Tuo pačiu norėjau parodyti, kokios krūvos. Turbūt prastas iš manęs ūkininkas, bet pagal dydį sprendžiu, kad turbūt cukriniai kokie runkeliai. Čia viena mažesnė krūva, ten dvigubai didesnė. Tokie kalnai supilti. Rodo tikrai įspūdingai. Ką, manau, galim judėti toliau.
Andriau, pas tave po mašiną kažkas kabo. Šaka ar kažkas išsitrauk. Ai. Andrius pasisodino save. Žiūrėsim, kas užaugs. Ką, judam? Jaučiasi, kad kaimas, žiūrėk. Man atrodo, vienas ratas labai greitas. Belarusas 800 nes vienintelis. Tai Belarusas. Tai nežinau, arba padariau klaidą arba ne, aš 4 tai nejungiu. Aš atpažįstu šitą vietą, čia retreisas buvo, Andriukai. Atsimeni, čia mes važiavom su Smartu. Ta vieta, kur tu išsigandai po to griovę ir sustojai. Va čia va filmavom, dabar filmuoji. Ei, žiemos metu. Nu, taigi čia ta pati vieta. Ar čia žiemos tuna? Tik tokia dar video turi, kad čia su Smartu. Kažkur čia neužilgo tiesoji bus. Čia šitoj tiesoji ir buvo, va čia tiesiai. Čia atsimenu iš gazo, Proveržą mes važiavom, dar strigom ir ten žiemą buvo paros, ar kas ten buvo? Slido tada buvo labai čia visur. Vandens buvo, tengi viskas vandenį prie to klono paskendę buvo. Na, jo, tai man tai čia grėviai, tai normalu, kad čia strigo. Jo, čiagi, vagi susisukę buvo, atsimeni, štai šitą krūminą įlindę, susnaukį Smartą. Nu gal. Na, jeigu šmata būtų čia, tai Proveržą, ant Proveržą nelabai pavažiuotų. Proveržas ir patys. Čia kažkur taškas turėtų būti? Jo, jau paėmiau. Paėmėm ką? Paėmėm kažką? Nope. Ką? Ne. Ras, jo turim Turim? ir važiuojam toliau. Dar nieko, dar. Turim Хорошо. toliau važiuot. Pasiėmė į tašką, man paėmė. Gerai, buvom išsipūrinę dabar šakos apvalys biškilangus, kažką matysim. Kažką. Langą gal užsidaryti reiktų. Smagu, tai lapai krenta rudongi, tai ir vidai rudongi, viskas šiandien nori. O, koks O, kokia namukas. troba. Troba. Ir čia ta troba taškas? Reikia įsijungti, jo.
Reikia pasidaryti nuotraukytę. Daryk nuotraukytę, Nu tai darysim. kad ir maniškis matytųsi. Ir ąžuolas. Tai rakursas turbūt. Ar yra aktualu rakursas? Reikia, kad medis matytųsi. Kad medis matytųsi? Nu, parašyta jo. Tuoj pamatytum. Mantas atrodo barmėtis. Jau. Šlapia turėtų būti aičias. Čia kokie šlapiai, pažiūrėk, užsipažinėjai. Tarp už tatų važiuoja. Čia dabar link Nemuno važiuojamas? Jop. Pakrantę važiuosim realiai Nemuno. Driukas kitur važiuoja. Pažiūrėsim, kuris teisus. Šiaip čia. Įtariu, kad Andriukas, bet... Aš irgi taip įtariu, tai apsisuk. Draugų susiradai. Žinės, tais pačiais. Padžerikas. Čia tuoj taškas bus. Paėmė. Jau. Gal irgi dalyvauja, tai šiaip pažiūrėk. Elektros linija šviežiai tvarkyta. Man atrodo, kad reikėtų kaip krantą važiuoti mums. Būk nors savo vietoj, jo. Perspėk, kai filmuoju, kad nesikeikčiau. Nes tada reikės pypinti daug. Viena ranka keravoti sunkoka. Aš dar vienai rankai laikiau telefoną ir kitai rankai, kurie vairavau dar raciją laikiau. Tai... Aš tuo metu dėjau raciją ir pradėjau keiktis, o Paulius filmavo ir aš nemačiau, pasisakau Pauliu, čia aš tą raciją dedu, kažkur kišu į keikio, sakau tą raciją ir taip pasisakau Paulius filmuoja. Smagus toks. Au! Ką, gavom užduotį. Čia yra bunkeris, aplinkui nėra jokių užlipimų. O, kažką kaip ir matau gal medį, reikia užlipti, nes to busiuko viduje yra paslėptas kažkoks kodas, kurį turim suvest. Tai ką, ir ieškom užlipimą ir bandom kabarotis ant bunkerio. Čia jau nutraipio tas medis, ne? Spėjau. Labai slidus? Ne.
Kudutis, lieknutis. Jam gerai. Kažkas x turi būti. Realiai mes jį galėjom tiesiog rankom užkelt čia. Kaip ten viduj? Kaip parašyta ten tavo lygtis? AVD 2 ir kodas po jo. Užvyrintos jos. Ant vairo žiūrėk ir viduj kažkur ant panelės. Nėra panelės? Ką iš jų ieško? Orientacinės. Ką? Gerai, nebeieškok. Važiuoju. Tai gal jau nebėra. Uždaryk tas duris. Apžiūrėjai. Neardysim visas mašinas tikras. Ir tai labai piktas dėdė atvažiavo, paklausė, ką čia darom su tokia buvo. Piktas dėdė? Nu, sako, ką čia darot? Ką čia veikėt? Kam čia tokia buvo čiupinėjat? Dalių atvažiavom pasirinkti. Daug labai sveikų detalių ant jo, matai. Kaip ten viduj? Tuščia. Tuščia? Kilimėlį mėtas tik. Tai gal po kilimėliais? Bandžiau. Kilno.
Čia racija. Paėmė ar ne? Aš nežinau. Dar, priekį. Dar. Ai, prasta. Mhm. Išlip. Na, telefonas pasiimti. Oi, gervinas, neužkelsim tai. Kultuvo kliuoja. Jau racijos pasimt, kad gervinkis gana ten dulbasi. Pamato galę. Šiek tiek smagybių gavom, buvo, kur kolektyvas yra seniau važiavę ir šiaip vietiniai sakė, kad čia būdavo per daugnė, jeigu dešiniau pataikius, bet viskas tiek išžiūra, kad važiuoju iki autostradą, šiek tiek vandens radom, biškį pasitaškėm ir lėkėm toliau. Dabar va, laukų keliukų, važiuojam tokį, beveik lygus, priekį gražus vaizdai, upė, man atrodo, matau, jo. Nemunas, man atrodo. Bažnyčia ten matys. Čia vien smagu tos, tuo šitą kelionę, kad daug pamatai, žiūrėk. Namukas ant šlaito. Nežinau, ar matosi. Matys. Wow. Reik paklausti Andrius, bet
įsijungsiu palėtintoje, kad kontrolės daugiau turėčiau, kad nereikia sušakinėti. Kažkoks bandaukelis, bet labai jau nelygus, užkam. Paėmėm tašką ką tik. Šalia karvyčio. Žaties nėra jokios, pažiūrėk. Radioaktyvus jie tenais. Čia taškas turi būt, kad stojo. Jep. Ką gero, matai viduje. Nieko, tuščia. Tai tik šitas yra? Nu. 5-9 tašką reikia. Sakai, šitas bus? Visko gali būt. Man čia ne geltona bus. Bet geltona. Geltona. Tinka. Važiuojam toliau. Man atrodo kelią pabėgė. Nesuprantu, ar čia man tipo lyst. Ten nėra kur lyst. Gal ten? Nieko ten nėra. Matosi kelias kažkoks tiesiai. Kažkoks pravažiavimas lyg buvo, bet daugiau nebenuvažiuosim. Kada kalbėt? Nu čia dabar buvo techninis pasitarimas. Tikimės, kad organizatorius čia nebereiklų atvedė ir nereikėjo čia apsukti. Čia kažkokį kelių pamatą, taip pat jo važiuoti, žiūrėsim, kuo baigsis. Tikimės, kad baigsis teisingai kryptim, kaip važiuoja. Man su mano Lietbaro virš stovi nefaina čia. Triukas nurūko. Jop. Su savo ilgą bazę, bet lekia kai lakūnas. Kiek kvapų. Bet čia atrodo... Nu, kelias yra. Jis biškį pakreivuliuojantis, bet kelias gi.
Iški posvirio kampas nefainas lyg to griovą, ką? Nu nelabai, biškai, nenorėtųsi nuvirsti. Žmonės atvažiavę į kiemą ir sveik pasilabint gal. Glosteriai ir čia kelias. Panašu, kad yra. Artėja aplink tašką. Jep, Gerai, tada pataikė. jau nedaug liko. Verta buvo, tada čia. 200 metrų. Tiesiog įma tašką. Atvažiavom dar prie vienos užduotėlės, kad manau, kur reiks surinkti žodį. Tokia va. Aišku, nesakysim, kas per žodis, kad nebūtų jums lengviau. Tuoj va grįžta Andrius, nes įsibiškai nuvažiavo praleist mašiną ir tada bandysim spėlioti. Atvažiavome į vietą, Upio gatvę, kur vietiniai dar gali važinėti, o paprastiem žmonėm važiuoti negalima, kad negadinti šito keliuko. Nes jis pabiškai degraduoja. Kur tu bulius? Ai va, tai čia pardavinėjai. Einam pasižiūrėti, nes turim čia užduotėlę. Todėl man teko gesinti džipą, o dabar nežinau ir lengvai išsives. Tai vėlgi žiūrėsim, ar nereiks stumti arba traukti. Labai tikiuosi, kad nereiks. Na, čia būtų smagu prasivažiuoti šito keliuku. Niekas, kada ten. Čia buvęs, Andriau? Ja, toliau tiltelis ir lipa į šlaito, kad aplink apvažiuoti tiltelį. Kadangi mes važiuojam Helovyno laikotarpiu, tai pataikėme į Helovyno raganų puotą. Renginukas kažkoks vyksta. Mes turim užduotį nueiti prie leptelę nusifotografuoti. Turėsim įdomų selfie dėl to, kad čia vaiduoklių pridaryta. O, didžėjaus potas. Nu ką, dabar laukia tiesos akimirka, užsivesiu ar ne. Tuoj per naują kadrą pravalysiu kamerą, žiūriu užžasojus. Tęsim filmavimą ir bandom užsivesti. Jam gerai, kai jo mašina vedasi lengvai. O dabar žiūrėsim kaip maniškis. Ar įsitilbinės ar ne. Nenorom, bet užsivedė. Tęsim kelionę. Lapai uždengia prolūžas, nesimato kur. Kai sausa dar vidaro, čia gerai palei jėrmus, pavasarį dar rūti čia gyvų turėtų būti smūgoj tą kalną ropos. Ar tai čia užrapojam, negi užrapojam, užskrydam, kaip sakoma.
Andriukas vaikštosi, nes jam niekaip nepaima checkpointo, o mūsų laukia šiek tiek smagybių. Su purvo padangytėm gali būti, kad bus kas veikia. Čia panašu, kad biški išsirausia vietom, bet... O Jezu. Turėtume, manau, prašokti čia, aišku, giliau. Šniorkeliai pas mus yra. Lygtais nebuvo pažymėta, kad sudėtinga vieta, bet to sužinosim. Aišku, svarbu pirmą Andriukui pasimti checkpointą, nes čia vaikšto ratais kvadratais, jam nieko nepaima. Kadangi pas mane ratai plačiau negu arkas, nieko nepasidarau fenderiu, tai reikia pasidaryti taip, kad neužtaškyčiau savo veidrodį. Labai nusibosta jos valyti. Man atrodo, sėdau. Kiekvienas bekelės mėgėjas, kuris važiuoja su džipais bekeliai, privalo turėti tokį daiktą, kuris emisis stropas, kad atkabintų medį, kur jisai tada saugia medžio žievę. Nes jeigu vien su lynu, lynas įsipjauna į žievę medį, žaloji medį. Nėra sunku, jis daug vietos, tikrai neužima turėti mašinai tokį daiktą. Ir kaip sakant, saugot mūsų dantį. Ką, einam bandom išsigervinti. Arba gali būti durnas sprendimas jau atsikabinti, arba gali pasitvirtinti, tai sužinosi. Iš tikrųjų, už savo džipą pasidariau vieną klaidą. Pas mane lentbaras būdavo ant kapoto, kas būdavo labai gerai, nes galėdavo susivilioti gervės lyną ir nereikdavo jo visus susisukti. Dabar, kadangi nelabai turiu kur patogiai susivilioti, nes niekas negalėjo blankų susivilioti ir paisa, kaip jis iškrės aparatai. Nutaškyti viskas. Ką, bandom kažką įrodyti? Bet dabar kalsiu kasą, ar to grįšiu į Kristą, to atrodo.
toli nuvažiavau. Apspjaudė blemba. Ir visą laiką lango neužsidarau prieš duodamas gazą. Ir visą laiką nekite. Ką, aš kaip ir įveikiau šią atkarpą, operatorius eina žiūrėti, kaip mano kolega įveikinės ir aš to ateisiu jam padėti susiviniojęs gerbė. Tris protingai važiuoja. Nenori. Daug nekvisti. Nu, kaip sakant, bent jau daviau šou. Ir orientacinis pirmas savo gyvenimą suvažiavom. Jau esam finiše. Čia buvo paskutinis waypointas. Jį pasiėmėm. Džipus lengvai išsipurvinom. Buvo kas veikia tikrai vietomis lengvų tokių challenge'ų, kaip sakant. O ką galiu pasakyti apie šitas orientacinis. Mums tai tikrai labai patiko. Manau, tikrai kartosim. Ir siūlau visiems, kurie turi džipuką arba lengvai keltą Subaru, turi užsidėję gervę, išbandyti. Šniorkelis bent jau šitoje trasoje nebuvo reikalingas, labai kažkokio gilaus nebuvo. Tokių vietų, kur pagalvoti, kaip pravažiuoti, įvažiuoti buvo. Gavom ir smėlio, ir molio, ir purvo, ir vieną brastelę. Tai tikrai smagus maršrutas, galima daug pamatyti. Lankytinų vietų yra įtraukta, kur turi sustoti būtinai nueiti, kad atlikti kažkokią užduotį, kad ne tik pralėktum. Mes važiavom per 6 valandas, bet mes neskubėjom, filmavom, galima tikrai greičiau suvažiuoti. Ir ką, tikiuosi patiko šitas video ir susitiksim sekančiose mūsų video. Tie draugai.